LDK laikais Vilniuje buvo vengrų bendruomenė. Tai ir kareiviai, ir amatininkai, ir pirkliai. Lietuvos ir Vengrijos ryšiai sustiprėjo, kai Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila 1386 metais vedė vengrų kilmės Lenkijos karalienę Jadvygą. Nuo tada Vengrija tapo gerai pažįstama Lietuvos valdovams. Čia lankėsi Gediminaičių dinastijos atstovai ir lietuvių delegacijos. XV amžiuje Vengrijos sostą užėmė 3 jogailaičiai – Vladislovas I, Vladislovas II ir jo sūnus Liudvikas I. O šventajam Kazimierui taip pat buvo siūlomas Vengrijos karaliaus sostas. Ne visi žino, kad Vilniaus katedra yra pavadinta Švento Stanislovo ir Švento Vladislovo vardu. Pačioje katedroje turime ir Šventam Vladislovui skirtą koplyčią, kuri visais laikais buvo svarbi vengrų bendruomeniai. Šventasis Vladislovas XV amžiuje yra buvęs Vengrijos ir Kroatijos karaliumi. Šventas Vladislovas kanonizuotas 1192 metais, apie šio žmogaus stebuklus pasakoja daugybė legendų. Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila 1386 metais priėmė krikštą ir pasirinko Vladislovo vardą. Vladislovo vardą gavo ir vienas iš Jogailos sūnų, kuris 1440 metais tapo Vengrijos karaliumi. Šis valdovas stojo ginti krikščioniškosios civilizacijos nuo Osmanų imperijos. Laimėjęs kelis svarbius mūšius, išvadavęs Šiaurės Serbiją, jis 1444 metais patyrė pralaimėjimą mūšyje prie Varnos. Šiame mūšyje Jogailos sūnus žuvo, todėl buvo pramintas Vladislovo varniečiu. Žuvęs Vladislovo kūnas nebuvo rastas, todėl pasklido gandai apie jo išsigelbėjimą. Vladislovo vardą gavo ir Jogailos anūkas, Vladislovo varniečio sūnėnas Vladislovas II Jogailaitis. Jis 1471 metais tapo Čekijos karaliumi, o 1490 metais buvo išrinktas ir Vengrijos karaliumi. Dėl šių sostų Jogailaičiui teko kovoti ir konkuruoti tame tarpe ir su galingaisiais Habsburgais. Įdomu, kad tuo metu 15 amžiaus antroje pusėje, 16 amžiaus pradžioje Jogailaičiai valdė didžiulę teritoriją – LDK, Lenkija, Čekija ir Vengrijos karalystė, kuriai priklausė ir Kroatija. Vladislovo II Jogailaičio sūnus Liudvikas II, būdamas 20 metų žuvo mūšyje su turkais, kaip ir jo dėdė Vladislovas Varnietis. Po Vladislovo II Jogailaičio mirties 1516 metais Čekija ir Vengrija atiteko Habsburgams. 16 amžiaus antroje pusėje Lietuvos ir Lenkijos didikų seimas išrinko vengrą, Transilvanijos kunigaikštį, Steponą Batorą, Lietuvos ir Lenkijos valdovą. LDK vengrų aukso amžius prasidėjo 1576 metais, kai Lietuvos didžioji kunigaikščiu tapo vengras iš Transilvanijos Steponas Batoras. Jis rūpinosi abiejų tautų respubliką, bet niekada nepamiršo savo tėvynės ir tautiečių. Jo valdymo metais į Lietuvą ir Lenkiją atvyko daugiau nei 10 000 vengrų, daugiausiai kariškių, kurie sudarė 10% kariuomenės ir padėjo laimėti Livonijos karą. Dalis vengrų pasiliko LDK, gavo dvarus, dirbo dvarų prižiūrėtojais ir kai kurie čia rado naują tėvynę. Aš stoviu šalia skulptūros garsiam karvedžiui iš Vengrijos Kasparui Bekešui. Karvedys Kasparas Bekešas, kilęs iš Vengrijos, buvo LDK kunigaikščio Stepono Batoro ištikimas bičiulis. Tiesa, iš pradžių Batoras ir Bekešas kovojo vienas prieš kitą dėl Transilvanijos kunigaikštystės. Vėliau Bekešas pralaimėjęs kovą tapo Stepono Batoro ištikimu tarnu. Lietuvoje jis vadovavo vengrų pėstininkams. Kai Bekešas mirė 1580 metais, katalikai atsisakė jį laidoti krikščionių kapinėse, nes karvedys priklausė antitrinitorių judėjimui. Steponas Batoras parinko bičiulio laidojimui kalną, ant kurio kunigaikštis jau buvo palaidojęs kitą savo karvedį, Vadušą Pantonietį. Ant Bekešo kalno
Batoro įsakymu buvo pastatytas aštuonkampis bokštas. 18 amžiaus pradžioje karo su Švedija metu bokštas buvo apgadintas. Šalia kalno tekanti Vilnios upė kasmet vis labiau plovė kalną, kol 1838 metais dalis bokšto nuvirto. Po kelių metų nugriuvo ir likusi dalis. Po griūčių buvo aptikta kepurė ir žmogaus kaukolė. Tikėtina, kad tai buvo paties Kasparo Bekešo arba kito karvedžio Vadušo Pantoniečio palaikai.